Jeigu naujųjų rytą nubudai su tuo pačiu vidinės tuštumos jausmu kaip ir pernai, sustok. Šitas įrašas skirtas tau. Noriu paklausti tiesiai, ar žinai, kur eini? Ar tiesiog judi per gyvenimą iš inercijos? O viduje tikiesi, kad šiemet kažkas pagaliau pasikeis, kad ateis lengvumas, džiaugsmas, prasmė. Jei suklusai, pasilik su manimi. Kartu pažiūrėsime ten, kur užgimsta vidinė energija ir kryptis. Kodėlgi nauji metai, naujas aš neveikia? Per šventės visi linki, būk laiminga, sek svajonę, keiskis. Mes prisirašome planų, susikūrėme tikslų, prisižadame savo visokiausių dalykų. Ir ką? Ateina sausio pabaiga ir nieko, viskas lieka taip pat. Dažniausia to problema ne tu. Problema pats metodas, nes žmogų į prasmės pojūtį grąžina ne tikslų sąrašas, o vidinis orientyras, kryptis, kuri yra mano. Nesugalvota, nes taip reikia, ir ne kitų gyvenimų kopija. Ta kryptį aš vadinu svajonę. Tylia, žemiška, tikra. Kas iš tikrųjų yra svajonė? Svajonė nėra euforija, ne herojiškas poelgis, ne ideali susikurtos savęs versija. Dažniausiai prasideda labai tyliai. Man kažko trūksta. Aš noriu gyventi kitaip. Gyvenimas, kurį gyvenu, lyg tai ne mano. Kartais tai ateina kaip liūdesys, kartais kaip nerimas, o kartais kaip vidinis atodūsis. Užgesau. Ir tai ne krizė. Tai gali būti tavo svajonės pradžia. Bet kai žmogus yra pervargęs, gyvena tik privalau, yra giliai nusivylęs ar įsižeidęs, arba saugosi, kad daugiau nebeskaudėtų, psichika atjungia jo paties ryšį su tikraisiais jo poreikiais ir norais. Nesunaikina, tik paslėpia. Kurį laiką aš pati taip gyvenau. Atrodo, kad viduje tuščia. Gyvenimas tapo atsakomybė ir pareiga. Ir tik gerokai vėliau supratau. Svajonės niekur nedingo. Dingo mano ryšys su savimi. Ir tai labai žmogiška. Šiek tiek sustokim čia. Trumpai. Ne tam, kad dabar klausčiau, o ko tu nori. Tam, kad pajustum, kas manyje gyva, o kas užšalė. Kryptis atsiranda tik tada, kai žmogus nustoja bėgti nuo savo vidaus. Dabar 3 klausimai, kurie padeda sugrįžti į save ir pajausti vidinį judesį. Pirmas klausimas. Jeigu dabar nebūčiau paveikta tų mano buvusių patirčių, ko slapta ilgėčiausi? Pasistenk atsakinėti ne iš galvos, pajausk iš vidaus, ko iš tikrųjų ilgiesi. Žodžio, ryšio, gyvybingumo, laisvės, kūrybos, tikrumo
savasties ko. Ir tai dar ne svajonė, tai pirmasis jos impulsas. Antras klausimas. Kas manyje šiemet nori atgyti? Gal vidinis balsas, kurį slopinai tiek metų? Gal energija, kuri kažkur dingo? Gal kūryba? Drąsa? Talentai? Arba troškimas, kurį bijai prisipažinti? Dažniausia būtent tai ir yra tavo kryptis. Trečias klausimas. O jeigu būtent tai ir yra mano kryptis šiems metams? Ne tikslas, ne spaudimas, kryptis. Kryptis pažadina ramų vidinės jėgos pojūtį, ne euforiją, o tikrą žemišką vidinę galią. Išgirsk. Svajonė gali būti labai maža. Svarbiausia, kad ji būtų tavo. Kai jie atsiranda, labai greitai pajunti, ką jau turi tam, kad ją galėtum turėti. O ko tau dar trūksta? Ir tai tampa tavo augimo vieta. Jeigu kažkas viduje klausant krustelėjo, žinok, to pakanka. Tai neatsitiktinumas. Tai ženklas ir pabūk su tuo. Ir jei nori, palik komentaruose vieną žodį, nusakantį tavo kryptį šiems metams. Ta žodį pamatysiu aš, pamatysi tu. Ir tavo vidus į jį atsilieps. Ir žinoma, kviečiu prenumeruoti mano kanalą, jei kava su prasme tau svarbi. Mes čia susitinkame kiekvieno mėnesio pirmą pirmadienį. Sustoti, išgerti kavos su prasme ir grįžti į save. Ačiū, kad esi. Rūpinkis savimi. Iki kito karto, Danguolė.